Sveiki drūti mano kanalo žiūrovai, už lango spigina žiema, šiandien grilinsim grybus, turime portobello grybus ir šampinjonus. Pirmiausiai išpjausime grybams kotelius, mums jų tiesiog nereikės. Taip pat pievagrybiams reikia, pasakė man taip sakyti, neteisingai pavadinau grybus, nupjaustome kraštelius. Šampinjonai pasirodo angliškas terminas. Kalbėkim lietuviškai, gerbkime savo kalbą. Dabar pievagrybius ir portobello grybus pašlakstome alyvuogių aliejumi. Barstome druską. Toliau gardinam pipirais. Apverčiam grybus ant kepurės arba aukštinkojom, pavadinkim taip. Šlakstome aliejumi. Mes naudojame alyvuogių aliejų. Barstome druską. Pipirai juodieji. Ir dar pagardinsim česnako granulėmis. Dabar paruošime grilių ir jau susitiksime su jumis prie griliaus. Įkaitinam grilį iki 200 laipsnių. Dedame grybus virš tiesioginės kaitros. Padėjau tik tai vieną deflektorių, paskui mums reikalingi bus kita zona netiesioginio kepimo. Kepsime maždaug apie 7 minutės. Kol kepa grybai, paruošime įdarą. Darysime 3 įdarus. Pirmas įdaras bus su svogūno laiškais, pelėsiniu sūriu ir vytintas kumpis. Supjaustome sūrį nedideliais gabalėliais, skiltelėm, kaip pavadinsim, taip nepagadinsim. Tarp kitko jau sakiau, pelėsinis sūris. Ir vytintą kumpį supjaustome juostelėmis. Čia viskas labai elementaru, paprasta. Didelio mokslo nereikia. Gali gaminti net ir pradedantieji. Antrą įdarą ruošiame. Mozzarella sūrį pjaustome. Per pusę supjaustome nedidelius čeri pomidoriukus. Turbūt reikia sakyti vyšninius. Nu žiūrėkit, apkepėm grybus jau, kol ruošiame įdarą. Ir grybus nuimam ir keliaujame vėl namo prie stalo. Laukia minusas, minus 11 laipsnių. Gerai, kad vėjo nėra. Kaip skaniai kvepia. Gal aš dar pavalysiu groteles. Na, dabar dedame į grybus porą juostelių vytinto kumpio, pelėsinio sūrio ir svogūno laiškų ant viršaus. Sekantis įdaras eina čeri pomidoriukai. Dedame į grybą. Mozzarella sūris.
Ir pagardinsim džiovintų bazilikų. Jau įsivaizduoju, koks kvapas bus lauke. Na ir trečias įdaras – sūris tarkuotas. Dedame apkeptą šoninę. Ir ant viršaus vėl pabarstysime tarkuotų sūrių. Ir taip paruošime visus grybus ir su jumis vėl susitiksime prie griliaus. Sugrįžome į terasą prie grilinės, dedam grilius virš netiesioginės kaitros, toje pusėje, kurioje padėtas deflektorius. Nu dabar įdomus klausimas visiems kils, kiek laiko kepsim. Aš manau 10-12 minučių, sunku pasakyti. Kepsim, kol ištirps sūris. Išsilydys, neištirps. Tirpsta tik sniegas. Na va, kaimynai matau, sniegą valo, aš jau spėjau nusivalyti, už tai dabar kepu su jumis kartu grybus. Dar norėjau pasakyti, kad šiek tiek privėriau sklendę, viršutinę ir apatinę. Čia tikrai didelės kaitros jo nėra ir nereikia, nes grybai mūsų praktiškai yra iškepę. Uždarome, nu ir lauksim, kol išsilydys sūris. Kągi, traukiame grybus, netrukus visus kviesiu prie stalo. Kvapas stulbinantis. Aš manau, kad bus labai skanu. Niekada neragavau, pirmą kartą. Nu, netrukus sužinosime, kas čia do patiekalas. Čia, manau, daugiau užkandis yra, nei patiekalas karštas. Susitiksim prie stalo. Nu ką, iškilmingas momentas. Paragausime pirmiausia nuo portobelo grybų. Nežinau, koks čia skonis, kokia tai bus užkanda. O koks turtingas. Skanu, žinokit, žiauriai. Šampinjonas. Nu, žiauriai skanu. Pasakysiu taip. Portobelo grybai turi ryškesnį skonį, pievagrybiai švelnesnį skonį. Viskas. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Prenumeruojame kanalą, spaudžiam patiktukus, komentuojam. Likite sveiki iki sekančių vaizdo įrašų.